7 trilijonų vertės sandoris galbūt įvyks AI arba dirbtinio intelekto pasaulyje. Šarūnas Stepukonis grįžo į Lietuvą, pats iš Ukrainos prisidavė pavogęs virš 20 milijonų, bet dar paaiškės, kiek iš tikrųjų buvo, arba pralošęs, sakykime, tos 20 milijonų, tai vėlgi paaiškės, kur yra tikroji tiesa. S&P 500 muša visus rekordus, Bitcoin ETF muša visus rekordus ir pats Bitcoinas jau perkopė 50 000. Tai dabar ar tai reiškia, kad mes jau viskas pasiekėm tą godumo lygį ir jau reikia išsipardavinėti, ar kaip tik naujokui dabar verta pradėti investuoti? Tai apie visas šitas naujienas ir kaip iš to galima galbūt tiek pasipelnyti, tiek galbūt išeiti iš tam tikrų pozicijų, kalbėsiu čia ir dabar. Tai žiūrėkit šitą video iki galo, apačioje rasit timestampus, tai galit prasisukti iki to momento, kada jums yra įdomu ir aktualu, tam, kad taupytume visi laiką. Ir žinoma, jeigu tiks ir patiks kažkuris fragmentas arba visas video, tai palaikinkit, pasidalinkit su draugais ir važiuojam prie techninės informacijos. Žinoma, nepamirštam komentuoti, nes kiekvieną pirmadienį gaunam klausimų atsakymų sesiją, o kiekvieną ketvirtadienį išeina tokios trumpos rinkų apžvalgos ir mano nuomonė, ką su tuo daryti. Good, tai važiuojam, pažiūrim, ar sutaps tos nuomonės. Tai S&P 500, jisai pasiekė dabar jau visų laikų aukštumą. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai 5048 buvo maksimalus pasiektas rezultatas. Tai dabar ar tai reiškia, kad naujas investuotojas jau pavėlavo? Ar tai reiškia, kad aš kaip esamas investuotojas jau turėčiau susimastyti ir galbūt pardavinėti savo pozicijas? Ypač jeigu aš pradėjau investuoti, pavyzdžiui, per COVID ir šiai dienai, turėčiau turėti apie kokius 50-60% pliusą. Tai mano klausimas dabar jums, ką jūs jaučiat, ar jūs jaučiat nerimą, nejaučiat to nerimo, ką darot, dollar cost average darot, ar galbūt kaip tik pamažinot tą investicijų lygį ir kaupėt pinigų kiekį kažkokį. Kaip jūs elgiatės, man yra labai iš tikrųjų įdomu. Nes mano galva, vienas paprasčiausių dalykų, ką reikėtų suprasti kiekvienam, tai kad mes nepataikysim į rinką. Žiūrėkit, gerai, viskas kyla, yra čia per metus tų pasitraukimų atgal ir tikrai kritės yra, kiek čia, 4 procentus, tada čia yra 4 procentai, tada čia yra 4 procentai, bendrai yra S&P 500 nukritęs per šios metus netgi 10 procentų, tas pasviravimas į apačią buvo. Tai kaip dabar tokius pasviravimus galima išnaudoti tam, kad mes turėtume gerokai pelningesnį savo portfelį, net jeigu naudojam tą pačią dollar cost average strategiją, tai reiškia metodiniai užpirkimai kiekvieną mielą mėnesį nepriklausomai nuo kainos. Nes šiaip jeigu mes pasižiūrėtume, tai bet kokiu atveju metodiniai užpirkimai, ta pačia pinigų suma paskirta tam pačiam S&P 500 ilgoje laikotarpį mūsų užvestų į tą pačią viršūnę, jeigu mes žiūrėsime retrospektyviai. Tai idėja, vėlgi šitoj vietoj, kaip pagerinti tą pelningumą, tai per tas krizės ir nuopuolius, kai yra sunkiausia, kai yra baimė, kai yra neaišku, kas bus, atrodo karai, marai, badai, čia toj pasaulis užsilenks, ypač 2008 čia buvo, atrodo, kad, jau blogiau nebus. Ne, buvo pandemija, tai buvo blogiau. Per pandemiją sakė, kad blogiau tikriausiai nebus, tai tikriausiai bus blogiau kažkada ateityje, bet tam reikia būti paruošus pinigus, tam reikia būti paruošus tą patį pinigų rezervą tiek pagalvėje, tai čia apie finansų valdymą reikėtų pasižiūrėti Financial Lithuanians kanale. Tiek mes su Emiliu, tiek kolegos daro puikius video apie tai, kur laikyti savo finansinės pagalvės, kaip valdyti savo finansus tinkamai, bet čia labiau einant į advanced lygį, tai mano galva kiekvienas turėtų turėti tą pinigų kiekį galimybei. Ir šitoj vietoj aš asmeniškai naudoju savings accountą tam dalykui ir čia turiu 3700 atsidėjęs. Tai kitaip tariant, viskas, kas yra virš to, ką aš noriu investuoti dabar pagal numatytą strategiją, nes viskas, aš baigiau savo intensyviausią užpirkimą. Kodėl? Dėl to, kad aš investavau nuo 2022 birželio mėnesio. Jeigu mes pasižiūrėsime, kas buvo 2022 metų birželis, aš pradėjau užsipirkinėti. Štai čia aš pradėjau formuoti savo dividendinį portfelį birželio 6. Iš tikrųjų, šitą visą džiaugsmą aš atpirkau. Dabar maksimaliom praktiškai sumom. Kodėl aš taip stengiausi pušinti visą savo portfelį? Todėl, kad aš supirkinėjau dipą. Ir taip, aš perku ir dipiną, po to
Nu, vat, ir važiuoja. Ir dabar kas gavosi, tai kad aš iš tikrųjų supirkau didžiąją dalį dipo ir tiek kripto dipo, tiek šitoje vietoje S&P 500 kompanijų dipo fondų. Tai pamatysit, kad šitoje vietoje tikrai buvo nupirkta mano už nemažai pinigų. Vėlgi, šiais metais vat, ant to pakilimo aš pataikiau dar visai neblogai. Bet vėlgi pirkau prie atrodytų jau netoli all time high'aus ir atrodo kaip ir baisu pirkti, bet idėja yra ta, kad tokius dipus reikia atpirkinėti. Įsivaizduokit, aš atpirkau šitą dipą. Kas pas mane bus su portfeliu po kokių 5 metų, jeigu viskas važiuos štai čia? Darsime, tai yra kosminiai rezultatai. Va šitas kapitalas, kuris čia buvo sugeneruotas, bus čia. Beje, jeigu norit sekti mano portfelį, nuorodą irgi rasite apačioje, tai visus mano pirkimus, pardavimus ir visą mano istoriją jūs irgi pamatysit ir mano klaidas pamatysit. Jeigu norit domėtis investavimu, paanalizuokit, pastudijuokit. Aš šitą portfelį pradėjau nuo apskrito nulio. Tai vėlgi, tai nėra kažkokios investavimo rekomendacijos, bet galbūt tai padės priimti jum informuotus ir tvarius sprendimus. Good. Tai idėja yra, kad nesupirkinėti S&P 500 štai taip, sakykime, nelaukti, kitaip tariant, pakritimo, nesupirkinėti ant tų kažkokių dantukų į apačią, bet tiesiog metodiškai po truputį pirkti ir jeigu tą būtų galima daryti, aš tikiuosi, kad nauja bulių rinka prasideda ir aš tikiuosi, kad mes kažką panašaus galėtume turėti kaip čia. Tai jeigu mes turėsime kažką panašaus kaip čia, tai mano projekcija, kad aš galiu tikėtis iš savo šitų visų supirktų investicijų 300%. Tai kitaip tariant, per ateinantį dešimtmetį patrigubinti pinigus, kas realiai, jeigu aš pradėčiau investuoti nuo šitos vietos, tada supirkčiau šitą dipą, tada va čia, tai aš tikriausiai jau taip stipriai ir nepadaryčiau tokio rezultato ir turėčiau kokius padvigubintus, sakykime, pinigus, bet ne patrigubintus pinigus. Bet vis tiek strategija yra puiki ir tai yra papildomas rizikos valdymas, nes jūsgi nenorit rizikuoti daug pinigų. Tai kam rizikuoti daug pinigų? Supirkinėjom po truputį kiekvieną mėnesį, kas savaitę arba ten kartą į ketvirtį, po truputį investuojam, nes rinka bet kokiu atveju, kol žmonių pasaulyje didėja, kol yra verslai, kol tie verslai siekia pelno ir kol mes investuojame į tos verslus, mes irgi turėsime, spėkit ką, pelną, vienokiu ar kitokiu būdu. Tai kol ekonomika taip sukasi, tai tol valio. Na, o tie, kas nenori tradicinės ekonomikos instrumentų, tai tie gali pasinaudoti kripto instrumentais ir šiai dienai atėjo kripto ETF'as ir beje, pelningiausia mano pozicija dividendiniam krepšelyje yra Bito ETF'as, jeigu pasižiūrėti 3000 pliuso, 58%, tai kiek čia dabar, 8400 bendroje sumoje dabar vertėje, tai vėlgi netradicinės investicijos, bet tuo pačiu tas Bito ETF'as duoda ir dividendus. Aš esu daręs, atskirą netgi video apie Bito ETF'ą, tai galite čia pasižiūrėti apie tai, kaip jis valdomas, kaip į jį investuoti, ko galima tikėtis ir panašiai. Tai kaip suprantu, viskas čia man labai gražiai paėjo ir suėjo su juo ir tikrai sėdžiu laimingas. Ir dabar klausimas, jeigu mes pasižiūrėsime, šiai dienai bitkoinas yra $51 715 ir jeigu mes pasižiūrėsime per 5 metus, vėlgi netoli visiškai all time high'us buvo va čia 64 400 ir šitoje vietoje mes turime 51 000 ant grafiko, žiūrėkit, tikrai labai arti. Tai dabar klausimas, ar verta į bitkoiną dabar investuoti? Tai atsakymas vėlgi yra paprastas, pasižiūrėkit į volatilumą, kaip viskas svyruoja. Tai jūs superkat čia, net jeigu jūs čia būtumėt pradėję investuoti po truputį, ne už visus savo pinigus, o po truputį tiesiog supirkinėti visą šitą kritimą, įsivaizduokit, ką jūs būtumėt turėję čianai arba čianai. Tai atsakymas yra labai paprastas, pradėti investuoti nedidelėmis sumomis, turėti dollar cost average strategiją, tai yra periodinius užpirkimus, ir išnaudoti tai savo rizikos valdymui papildomai, tai kitaip tariant, mažinti savo riziką, ištęsiant viską laike ir ramiai miegant naktį, papildomai supirkinėjant galbūt už daugiau pinigų štai šituos dipus, kai jūs jaučiat, kad viskas jau tuoj krachas ir labanakt. Tai tada jūs turėsit maksimalius tikriausiai pelnus, kuriuos įmanoma turėti iš rinkos. Tai taip galima išnaudoti šitą dalyką savo naudai. Dabar klausimas su bitkoinu, kodėl jisai taip rovė į viršų? Tai pirmas dalykas dėl to, kad bitkoino yra ribotas kiekis ir kai pradėjo instituciniai paleidę spot ETF supirkinėti tą tikrąjį bitkoiną, tai reiškia, kad jie
pradėjo išiminėti prekes iš lentynų. Įsivaizduokit, ateinat į parduotuvę ir yra lentynos. Ir jūs ateinat ir iš jų tiesiog išiminėja, o naujų niekas taip greitai padėti nespėja tų prekių, tų bitkoinų, dėl to, kad yra kasimo greitis apribotas ir dar ant tų švenčių šiais metais kasimo greitis dvigubai sulėtės. Ta prasme, ne tai, kad dvigubai sulėtės, bet bus iškasama dvigubai mažiau tiksliau bitkoino už tą patį atliktą darbą. Mineriai gaus dvigubai mažiau bitkoino. Tai dabar įsivaizduokit, pas jūs ateina ir taip šluoja iš tų lentynų viską, jūs norit kaip ir nusipirkti, bet jau jums sako, gerai, perparduosiu brangiau, nes pas tave lentynoje nėra, tai aš tau brangiau perparduosiu. Ir taip ir auga visa šita dalis. Tik problema yra ta, kad jeigu pinigų kiekis pasaulyje yra neribotas, bitkoino kiekis yra ribotas, yra 21 milijonas bitkoino tik tai. Įsivaizduokit, kiek žmonių pasaulyje yra milijonieriai. Ir jeigu bent vienas milijonierius norės savo po vieną bitkoiną nusipirkti, tarsi viskas, tai jau žmonėm nebeužteks tų bitkoinų. Realiai tai yra užprogramuotas aktyvas, kuris galėtų augti, tai mano galva nedidelėmis sumomis turėti kaip alternatyvą savo krepšeliui tikrai labai faina. Apie Bitcoin ETF esu daręs atskirą video ir vėlgi pasižiūrėkit ir išnaudokit tai savo naudai ir gali būti, kad Bitcoiną mes pamatysim ir po 100 000 ir ateityje ir dar po daugiau. Tai aš esu daręs video, kur ARK Invest prognozuoja, kad iš viso ten apie 1 milijoną kainuos 2030 metais. We will see. Kas atrodo neįmanoma, kartais tampa neišvengiama. Tai va, gerai, grįžtam prie naujienų ir vėlgi šitoje vietoje Australija pristato tokią darbuotojų teisę atsijungti. Tai dabar įsivaizduokit, jūsų vadovas galėtų gauti baudą už tai, kad paskambino jums su darbo reikalais po darbo valandų. Ta prasme, kosmosas. Ir to australai siekia ir dabar vėlgi pakomentuokit, kaip jums atrodo, ar tai yra normalu, ar tai yra nenormalu, ar mes esame tokiame pasaulyje, kur visi darboholikai ir visi, nesvarbu kiek valandų yra paroje, vis tiek tave trukdys ne darbo valandomis. Man yra labai įdomu, kaip šitą vietą vertinate, dėl to, kad, aš suprantu savaitgalis, aš suprantu šeštadienis, bet yra tokių darbų, kur po darbo valandų tau reikia kažką tai iš tikrųjų pasakyti žmogui, kad jisai kad ir rytdienai pasiruoštų. Tai šitoje vietoje nežinau, kaip vertinti ir traktuoti tokį dalyką. Man atrodo, kad mes einam prie tinginių kartos. Aš asmeniškai esu darboholikas ir tą pripažįstu, bet man atrodo, kad jaunimas eina prie tos easy, chill, reiškia dalies ir ateinant jauniem žmonėm į rinką, tokiem labiau atsipalaidavusiam, be to kažkokio labai didelio alkio jausmo, mano galva tai prives prie ne pačių geriausių pasiekmių. Bet bus matyti įdomu, į ką šitas dalykas išsirutuliuos. O dabar einam prie didžiausio, tikriausiai istorijoje galimo sandorio, tai Samas Altmanas siekia trilijonų, kitaip tariant 7 trilijonų dolerių, kad pakeistų lūstų ir dirbtinio intelekto verslą. Ir OpenAI, tai Samas Altmanas yra OpenAI vadovas, tai jeigu jūs žinot ChatGPT, tas ChatGPT OpenAI priklauso, tai įsivaizduokit, Jungtinių Arabų Emiratuose dėl projekto, reiškia, kuriam gali prireikti iki 7 trilijonų dolerių. Tai jisai ieško finansavimo tokiam projektui. Dabar, kad suprast, kas yra 7 trilijonai dolerių, tai Lietuvos BVP yra 70 milijardų. Tai 7 trilijonai, jeigu mes paimtume 1% nuo 7 trilijonų, tai būtų 70 milijardų. Tai iš 1% būtų galima turėti visos Lietuvos BVP, kad suvokt, kas tai yra per skaičius. Tai dar liko 99, tai realiai tai yra 100 Lietuvos BVP. Tai va tokio finansavimo reikia dirbtiniam intelektui. Dabar kodėl to prireikė? Dėl paprastos priežasties. Mikročipų gamintojai nesusitvarko ir vaizdo plokščių gamintojai nesusitvarko su tiekimo dalimi ir su paklausa, kurią kūrė dirbtinio intelekto, reiškia, pasaulis ir dirbtinio intelekto verslas, nes jam reikia skaičiuojamosios galios, data centrų, infrastruktūros visos. Ir visa tai tik pradžia. Tai mano galva gali būti, kad visai yra faina pasidomėti tokiais dalykais ir aš esu kalbėjęs apie ETF, kuris būtent į dirbtinį intelektą investuoja, tai yra XAIX ETF. Ir mes jį galime pirkti ir Europos biržoje,
per visus brokerius. Aš ant Freedom 24 parodysiu, tai XAX ETF, tai vat, jis pas mane yra įvestas, dabar 111 pinigų jisai kainuoja, tai tikrai galima pakankamai nesudėtingai paimti ir įsigyti, jeigu kažkas nori. Tai įsigijimas paprastas, suradot, pateikti pirkimo užsakymą ir patvirtinti pirkimą. Viskas 111 pinigų nueis už rinkos užsakymą, valio. Ir jūs iš karto investuosite į visas kompanijas susijusias su dirbtiniu intelektu, tame tarpe ir į tą patį OpenAI. Netiesiogiai, nes tai nėra viešai kotiruojama įmonė biržoje. Bet idėja yra ta, kad iš to galima ateityje labai stipriai pasipelnyti ir tokie gigantai kaip Nvidia, kurie ir taip šovė į kosmosą jau šiais metais, jeigu pasižiūrėti Nvidios akcijos, tai yra kosmonautika. Tai žiūrėkit, kaip atrodo Nvidios kaina, tai nuo 2020 metų po COVID-o mes turime 1336 kartus, procentus tiksliau, tai 13 kartų. Tai realiai, jeigu jūs būtumėt investavęs, sakykime, $100 į čianai, prie $60, prie $50, tai 2 akcijos būtų gavusiosis ir dabar būtų iš $100 praktiškai 1400. Tai iš 1000 eurų būtų 14 štukių iš Nvidios. Klausimas, ar nebūtumėt štai čia pardavę ant štai tokio puldako, klausimas, ar nebūtumėt pardavę štai čia, kai viskas pradėjo kilt, bet įsivaizduokit, grįžtant prie to paties pirkimo ant all time highs, ant aukščiausio taško, net jeigu čia būtumėt pirkę, prie šito aukščiausio taško, tai dabar būtų 124%, tai reiškia pinigai 2,5 karto daugiau. Tai Nvidia bujuoja, bet kartu su Taivano puslaidininkių gamykla jie nesusitvarko ir turi 18 mėnesių tą buferį jau užpildytą užsakymais. Tai reiškia 18 mėnesių nėra galimybės gauti naujos įrangos, o verslą vystyti reikia įmonėm. Ir šitoje vietoje OpenAI vadovas norėtų sukurti savo įmonę, kuri gamintų čipus ten ir, žodžiu, važiuotų, labai detaliai nesigilinsiu į tai, bet mano galva tai yra viena iš geresnių vėlgi investavimo galimybių panagrinėjimui ir jeigu jums tinka, tai tada galima ir investuoti į tai ir manau, kad visai neblogai pasipelnyti. Tai good, einam toliau prie paskutinės, reiškia, naujienos, tai Šarūnas Stepukonis grįžo į Lietuvą, tai iš fondo, iš kurio buvo pavogta virš 20 milijonų, tai tikrai žmogus pats grįžo, jo ieškojo visur, o jisai iš Ukrainos pats į Lietuvą grįžo, prisidavė. Toliau FNTT pradėjo, reiškia, tyrimą dėl 3,9 milijonų eurų pervedimo į Peiserą iš Lenkijos įmonės. Tada Olimpikas vėlgi čia šviečiasi irgi prožektorių šviesoje. Tai žodžiu, man bus labai įdomu. Žinot, yra toks pasakymas follow the money. Tai man yra labai įdomu nusekti tą tikrąjį pinigų, bet ne tą, kurį oficialų, bet tikrąjį pinigų kelią, kur nukeliavo pinigai ir per ką jie nukeliavo. Tikrai yra labai įdomu ir man yra įdomu, kokia yra tikroji ta pinigų suma, nes vėlgi mano galva čia kažkaip vis dar tvarkingai viską pristatinėja visuomeniai ir atmušinėja tą pirmą teisininkų bangą, pirmą tą reikalą, nes praėjus laikui tiesiog žmonės pamiršta, jau nebe tiek nori regreso tvarka ten išieškinėti ir taip toliau. Tai jo, šitoje vietoje mano galva tiesiog yra labai puikiai tempiamas laikas. Na ir jo, visi, kas nori, sakykime, dažiūrėjot iki šitos vietos ir sakot, gerai, Aleksandrai, aš esu naujokas, tai ką man dabar daryti? Arba aš jau esu su portfeliu, tai ką man dabar daryti? Tai mano asmeniškai įsitikinimu, tai tol, kol mes esame tokioje rinkoje kaip dabar, mano portfelis kai kurios pozicijos labai stipriai žaliuoja šitoje vietoje. Kaip matot, su Bito, ar aš dabar jį fiksuosiuosi, ar aš dabar jį pardavinėsiu, aš manau, kad ne. Bet Bito, pavyzdžiui, pozicijos aš nepildysiu jau, nes aš ją supildžiau, jūs matot, jau 59% pliuso yra. Tai aš ją užsipildžiau prie žemumų ir aš sėdžiu tiesiog tyliai ramiai su užpildyta pozicija ir pildau kitas pozicijas, kurios šiai dienai nėra antiek stipriai pakilusios ir užpirkinėju jas. Ir tokiu būdu tiesiog valdau portfelį. Jūsų atveju, jeigu jūs pradedat investuoti, tai nepradėkit nuo milžiniškų sumų, pradėkit nuo paprastų sumų. Įdėkit savo tą didesnę galbūt pinigų sumą, kaip aš tą padariau, į saving accountą, gausit kiekvieną dieną po truputį tą kapsiuką savo ir kiekvieną savaitę arba kiekvieną, sakykime,
mėnesį gali daryti užpirkimus. Tai aš tą daryčiau. Tai nėra investavimo rekomendacijai, bet aš taip dabar pradedinėčiau savo investavimo kelionę. Tie, kas turi didelius portfelius, mano galva tos pozicijos, kurios pas jūs yra ten po 100%, galbūt po 200%, tiesiog pagalvokit, gal verta kažkiek pamažinti jas, tam, kad jūs tiesiog ramiau miegotumėt ir permesti jas į ETF-us tos pačius, nes aš tą padariau, aš esu pardavęs Amazoną. Jeigu jūs ateitumėt prie sandorių, gal čia bus, tai prie sandorių mano jūs turėtumėt pamatyti, aš pardaviau Amazoną, štai šitoje vietoje plus $884 iš šitos pozicijos ir aš užsipirkau iš karto SCHG. SCHG fonde, jeigu mes žiūrėsime, tai Amazonas sudaro irgi poziciją, ogi bet tačiau šitoje vietoje top pozicijos yra Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google'as, Eli Lilly, Broadcomas, Tesla. Tai kitaip tariant, aš pakeičiau savo Amazoną į štai top 10 šitų kompanijų, kurios sudaro realiai pusę mano dabar to užpirkimo. Tai 1200 sudaro pusę užpirkimo. Iš 2500 investuotų pinigų pas mane gavosi, kad 6% yra Amazonas tik tai 2500 kart 6%, tai 100 eurų keliauja į Amazoną ir į kitas kompanijas atitinkamai procentaliai galite išsiskaičiuoti, kaip aš tą padariau. Bet idėja, kad aš užsifiksavau pelną, aš nenorėjau, kad kabėtų didesnis tas pelnas iš Amazoną, nesijaučiau aš su juo taip ypatingai stipriai. Norėjau Nvidios, norėjau Microsofto, Apple'o, Google'o ir Broadcomo savo į krepšelį, tai aš vienu pirkimu realiai tą ir padariau. Plius CHG moka minimalius dividendus ir jis tinka puikiai į mano investicinį krepšelį. Ir nuo praeitų metų irgi 41% paaugęs. Tai darykit viską ramiai, racionaliai, o jeigu nežinot visiškai nuo ko pradėti, tai galite žiūrėti štai šitą video, kaip pradėti investuoti tą patį 100 eurų. Pelningo visiems investavimo, laukiu komentarų, prenumeratorių ir, žinoma, nuomonių, pasidalinkit kas, kaip, kur. Iki kitų kartų. Dublis antras, pamiršau pirmą kartą ekraną nufilmuoti.